Sakoma, kad geras mazgas turi lengvai užsirišti, tvirtai laikyti ir lengvai atsirišti. Tai dabar paimkim, pavyzdžiui, tiesų į mazgą. Jisai tikrai lengvai užsiriša, ganėtinai tvirtai laiko, bet su atrišimu kartais pasidaro problemos, ypatingai jeigu taip užsiveržia. Tai jeigu pirštai silpnesni arba mazgas tvirtesnis gavosi, tada faktiškai va šitaip nebeįmanoma atrišti. Kad būtų lengviau atrišti, mes kai kuriuos mazgus galime šiek tiek pakeisti, kad atrišimo procesas pasidarytų lengvesnis. Tai pavyzdžiui, kaip su tiesiuoju mazgu dabar. Turime laisvą įgaliuką vienoj pusėje ir laisvą įgaliuką kitoj pusėje. Turime įsitvirtinti vieną galą ir kitą, kad virvė įsitemptų. Ir tada imame laisvą galiuką, įremiame į va šitą va puskilpės dalį, į viršutinę dalį ir laužiam. Tai gaunasi va toksai principas. Laužiam ir mazgas perlūžta. Tada jisai be vargo atsirišam. Gerai, surišiu dar kartą ir paaiškinsiu dažniausiai daromas klaidas. Taigi susirišame mūsų tiesų į mazgą. Dažniausios klaidos, kai žmonės bando pakartoti šitą dalyką, šitą mazgo perlaužimą, ima už laisvojo galo ir dažniausiai tempia virvę į vidinę kilpos dalį. Ir tada nieko nesigauna. Čia atminkit, kad mums reikia įremti į pačią puskilpę ir tempti. Tai gaunasi va toksai principas. Vat įremiau, čia parodau iš visų pusių ir tempiu, kol mazgas perlūžta. Tada jisai šiek tiek atsipalaiduoja ir iš tiesų pasidaro lengviau atrišti. Ir dar kartą pakartosiu. Ir atrišu.